kokios reikalingos kvalifikacijos, kaip jūs patikrinat, ar tai yra geras darbuotojas? Ateina žmogus ir aš sakau, aš gerai betonuoju. Kaip jūs patikėsit, kad aš tikrai gerai betonuoju? Patikrinsit, kaip jūs žinosit, kad jūs neišsiunčiat žmogaus, kuris nuvažiavęs padarys kliurkų ir tada jums reikės atsiskaityti prieš klientą? Tai mes darom keletą etapų atrankos. Pirmiausia, aišku, pirminį atrankoje telefonu pasikalbam apie tai, kur žmogus dirbęs, kur šiuo metu dirba. Ir aišku, jeigu darbuotojas skambina ir sako, kad dirba ten eglučių auginime kažkur, ar visai nesusijusių srity, tai mes iš karto nutraukiam tiesiog atranką su juo. Jeigu žmogus iš statybų, tada mes jau gilinamės. Žiūrim pirmiausia, kur paskutinė darbovietė buvo ir keletą metų atgal. Tai ko mes ieškom, kad būtų darbuotojas dirbęs realioje įmonėje, kur atsidarius interneto svetainę matosi, kad ta įmonė daro panašius darbus, kaip jisai turės dirbti pas mus. Jeigu šitas yra, prašom nuotraukų. Dažniausiai žmonės vis tiek fotkina. Tai jis turi parodyti nuotraukų iš savo objektų. Tada mes prašom numerio, kad galėtumėm pasiskambinti, gauti atsiliepimą apie jį iš to buvusio darbdavio. Ar neišėjo su kažkokiu konfliktu, ar neturėjo žalingų įpročių, ar geras specialistas. Ir pasiklausiama, ar jis tikrai daręs tokius darbus, kaip jisai darys pas mus. Tai va, tie tokie esminiai dalykai. Ir aišku, žiūrim Facebooką, ar nuotraukos su šeimos nariais, ar su alkoholio buteliais ir cigaretėm. Face kontrolą turim, žiūrim, kaip žmogus atrodo. Dabar jau daugelį objektų prašom išrašą iš teistumo, neteistumo, ten registro. Ganėtinai kruopšti atranka. Ir tai ne tik dėl kliento, kad klientas gautų gerą specialistą, bet ir dėl kitų komandos narių. Nes jeigu atvyksta žmogus tiesiog gerai pardavę save, būna problemų. Jį reikia mokyti, jeigu reikia mokyti, krenta produktyvumas tų kitų darbuotojų, atsiranda nesąžiningumas atlyginime, tas, kuris moka, gauna tą patį, pavyzdžiui, kuris tik tais pardavė save.